Analizuodamas Harvardo metodą prieš kokią 15 metų atradau tokią formuluotę, kad konfliktinė situacija kartais iš dalies naudinga pripažinti, jog esi kaltas. Nesvarbu, ar tu ten galvoji teisus ar neteisus, tai paprastai formuluoji, kad galbūt aš neteisingai pasakiau, galbūt aš suklydau, galbūt aš netaip jau supratau. Ir vienoje situacijoje nutariau išbandyti tą dalyką. Turėjau tokį kolegą, kuris dažniausiai mane kaltindavo ir su juo bendraudamas visada jausdavausi skolingas ir dėl įvairių priežasčių kaltas. Ir aš jam suformulavau, kad atsiprašau, galbūt neteisingai, daugumą situacijų tai supratau, galbūt ne iki galo teisingai atlikau tam tikras užduotis ir panašiai. Ir buvo keista jo reakcija, aš pagal Harvardo metodą tikėjausi, kad žmogus iš dalies taip pat pripažins savo kaltę, bet jis labai apsidžiaugė ir iš karto pasakė, kad pagaliau, maždaug niekšelį, tu supratai, kad esi neteisus ir džiaugiuosi, kad tu ten prisipažinai ir maždaug dabar dvigubai kaltas vos nebūsi. Aš šiek tiek buvau nusivylęs tuo metu Harvardo metodu, bet nenuleidau rankų ir toliau bandžiau šitą metodą įvairiose situacijose ir supratau, kad iš tikrųjų dažnesnėse situacijose, kai tu žmogaus nekaltini, o formuluoji, ar tą formuluoti, kad galbūt esu aš pats šiek tiek kaltas, galbūt aš kažką nesupratau, ko gero netaip supratau. Dažnesnėse situacijose doras sąžiningas žmogus, jis irgi iš dalies pripažįsta, kad yra kaltas. Ir tik niekšeliai sako, kad tu esi niekšelis ir kad tu esi kaltas. Pabandykite šitą metodą, visai neblogai veikia. Dėkui jums.